Sveiki, jau namuose, jau po atostogų su bagažu žinių, kur tikrai dar reikės laiko, kad viskas susidėliotų ir viską išsigryninti. Bet jau vakar pasidariau važiuodama namo užsakymą ir mano laimiai, kad tik gavau produktus. Provitality papildyta K1, K2 vitaminais, E-vitaminas įdėtas, magnio papildyta, daug visko kito ir daug stipresnė formulė. Jeigu kažkam būdavo dėl skrandžio bėdų, turint skrandžio bėdų, toks papykinimas ir panašiai, naudojant prieš tai buvusi, tai šią formulę pakoregavo taip, kad jeigu ir turi kažkokį jautresnį skrandį, šitas produktas, po šio produkto nejausite nieko blogo ir jie padarė tyrimus, ištyrė ir 100% visi žmonės nepajuto jokio jautrumo, jokio blogumo. O žinom, jeigu yra skrandžio problemos, reikėtų žarnyno bakterijų pavartoti, susitvarkyti ir panašiai. Ir mūsų naujiena Lietuvos rinkoje skaidulos, kiti vadina ląsteliena. Ką pasakysiu? Visada tikrai rūpinuosi savo svoriu, man visada buvo tai aktualu ir šio produkto dėka, kas nori numesti svorio, kas turi su vidurių užkietėjimo problemų, susitvarkysit. Bet kas dar priedų, automatiškai metant svorį, kokios problemos tvarkosi, mažėja kraujospūdis, stabilizuojasi cukraus kiekis kraujyje, mažėja cholesterolis, mažina žarnyno užsikišimo riziką, būtent ląsteliena, ir šalina iš organizmo toksinus. Jis veikia, netgi padeda organizmui natūraliai iš žarnyno visas šiukšles, kurios žarnyno sienelėse nusėda, jis padeda natūraliai organizmui pačiam pašalinti. Padeda pagreitinti atliekų judėjimą ir perdirbimą. Žinokit, pristatinėjo, klausiausi, ausis ištemposi ir plaukai šiaušiasi ir be galo džiaugiamės. Ir jie taip pat džiaugiasi pristatydami šitą produktą. Jų ramybė, pasitikėjimą produktais kiekvieną kartą man leidžia suprasti, kur aš esu, kodėl aš dalinuosi ir dėl ko turiu didžiuotis. Taigi, jeigu kam aktualu daugiau norėtųsi informacijos arba išmėginti, būtinai pamėginkit, būtinai. O aš nuo šiandien pradedu, tarp kitko, ne tik su šitais dviejais, bet visada šalia baltyminis kokteilis. Be baltymų nėra statybinės medžiagos. Kad organizmas galėtų transformuotis, reikalingi baltymai. Tam reikėjo daug laiko suprasti. Kai pradedi vartoti, kas pradeda su tavim vykti, tada pat pradedi suprasti, apie ką buvo kalba. Tam kartui tiek, jei ką, susirašom iki.